Nu ką, tada tęskim mūsų darbą. Trečioji paskutinė dalis iš mūsų bloko esminės psichoanalitinės sąvokos. Tikiuosi prieš tai dvi dalys buvo pakankamai suprantamos. Mes galėsim tai aptarti per mūsų susitikimą gegužės 3-4. Ir dabar mes šiek tiek pašnekėkim apie kai kurias, aš kaip sakau, psichoterapinės technikas, galima sakyti, kurios yra svarbios, nu ir ne tik. Tai pirmiausia, aišku, tai išnekėkime apie patikslinimą, klarifikaciją, taip vadinamą. Tai klarifikacija terapeuto siekis padaryti, kad pacientas galėtų daug aiškiau matyti savo jausmų, minčių ir kitokio elgesio priežastis. Dažniausiai einama per sąmoningumą ir dirbama su medžiaga, kurią pacientas nepakankamai įsisąmonimas. Paciento pasisakymų kaip toks ir išgryninimas. Tai tam tikros paciento patiktos informacijos performulavimas remiantis terapeuto jausmais ir požiūriu. Tai daugiau negu pakartojimas tada gaunasi. Esmė ne pakeisti paciento požiūrį, bet aptarti patiktą medžiagą tokiu gilesniu lygmeniu. Patikslinimas teikia galimybę išmėginti naują požiūrį į įvairius išgyvenimus bei jų ryšius su išoriniais veiksniais ir vidinė realybė. Tikslinant svarbiausia bandyti tiksliai nustatyti žodžiais tikslinamus psichinius elementus, ar tai būtų mintys, jausmai ir elgesio forma. Tokiu būdu anksčiau netiksliai ar neišsamei reprezentuotas psichinis veiksmas aiškiau bei išsamiau verbalizuojamas ir vis didesnė minėtojo psichinio elemento dalis patenka tada į antrinius procesus, į sąmoningus dalykus. Tai praplečia ego galimybės pažinti ir įvaldyti taip pat ir pasąmoninis jo determinantas. Taigi patikslinimas, kuriuo paciento sąmoniniai bei priešsąmoniniai psichikos veiksniai vis plačiau ir tiksliau apibūdinami žodžiais, o ryšiai tarp atskirų dalių vis labiau matomi, tarytum skatina pacientą pateikti naujus požiūrius bei rasti jiems reikšmingas adekvačias žodinės išraiškas. Tuomet vertėtų paprašyti paciento papildomų žinių arba pasiūlyti jam dar kartą papasakoti kokį nors jau žinomą faktą. Naujas pasakojimas neretai papildo patikslinant ankstesnį, leidžia naujai vertinti jį, suteikia jam naujų detalių arba tiesiog geriau apibūdina visą reiškinį. Techninių požiūrių pakitęs paciento būdas suvokti save ir jo nuostatą į sąmoningai apibūdinamas problemas sudaro pagrindą panaudoti interpretacijas tada ir adekvačiai jas savo pritaikyti. Kaip informacija dažnai susilieja su konfrontacija, taip ir konfrontacija dažnai susilieja su klarifikacija, patikslinimu. O atskleidžiamojo terapijoje neretai sunku netgi nustatyti tikslę ribą tarp patikslinimo ir interpretacijos ar konfrontacijos. Taigi dabar einam prie kito, prie konfrontacijos. Paciento dėmesio atkreipimas į jo elgesį ar potyrį remiantis tuo, kaip jie iškilo paciento raiškos metu. Tuo siekiama priversti jį aiškiai pamatyti tokius savo nuostatų reakcijų faktus bei dėsningumus, kurie jam pačiam nėra aiškus. Nors juos pamatyti jau galima, kadangi jie atsispindi terapeutui papasakotose dalykuose. Konfrontacija nėra agresyvus mėginimas keisti paciento nuostatas. Tai būdas tiesiai parodyti tam tikrą paciento išgyvenimą ar jo santykių su realybė neadekvatumą, nedarnumą. Kadangi konfrontacijos metu apibrėžiami asmenybės sąmoniniai ir priešsąmoniniai veiksmai, bet visai nebandoma ką nors išsiaiškinti arba paskatinti spręsti, ji dažnai nesutinka ženklesnio paciento priešinimuose. Jei konfrontacija pagrįsta, pacientas dažniausiai reaguoja nuostabu ir susidomėjimu. Terapeuto konfrontacija gali būti susiejama su kitomis psichoanalitinėmis terapijos procedūromis bei būti įžanga į interpretaciją. Konfrontacija atveria naujus požiūrius į elgesį, suteikia galimybę suprasti savo jausmus ir tokiu būdu valdyti save bei savo elgesį. Būtent tuo ir remiasi terapinis konfrontacijos vaidmuo. Padidėjusi galimybė matyti save objektyviau ir realistiškiau padidina tada ir ego realybės jausmą bei racionalios kontrolės galimybės. Konfrontacijos efektyvumas priklauso nuo paciento tam tikro sugebėjimo suvokti ir nuo terapeuto pakankamų iš paciento raiškos pasiimtų įrodymų savo teiginiams pagrįsti. Ir konfrontacija gali būti suformuota ir tiesiogiai, ir klausimo forma.
ir sunku atskirti konfrontaciją nuo patikslinimo. Praktiškai abi šios terapinės priemonės sudaro tokią bendrą įvykių grandinę, apie tai mes šnekėsim vėliau, kuri prasideda pasirodžius pacientui kuri prasideda parodžius paciento asmenybės veiksnius ir procesus ir tęsis tų pačių veiksnių ir procesų kuo platesnių bei tikslesnių sąmoninės ir pasąmoninės medžiagos aiškinimus tol, kol tyriamas reiškinys tampa pakankamai aiškus, kad galima būtų interpretuoti už jos slypinčius pasąmoninius motyvus. Jei konfrontacijos tikslas yra nukreipti paciento dėmesį į tai, kas vyksta jo asmenybėje, tai patikslinimui klarifikacija bandoma nuodugniau išsiaiškinti, kokiu būdu tai įvyksta, bei atsakyti į klausimus, kodėl, į kuriuos galima atsakyti žinant sąmoninius ir pasąmoninius veiksnius. Patikslinimo gydomoji reikšmė paremta tais pačiais veiksniais kaip ir konfrontacijos. Aiškesnis savęs matymas padidina objektyvų nuotolį tarp problemų bei galimybę sąmoningai ir racionaliai jas spręsti. Dabar jau tada šnekėkime apie pačią interpretaciją. Aišku, čia mes taip ir plačiai, bet kartu aš manau, kad dar bus tų temų, kai jums dėstys apie interpretaciją, bet dabar jau vienas iš pagrindinių dalykų mūsų darbe. Ši procedūra laikoma svarbiausia psichoanalitinės terapijos procedūra, skirianti psichoanalizę ir psichoanalitinę psichoterapiją nuo kitų psichoterapijos mokyklų. Interpretacija svarbiausia technikos procedūra. Esmė paciento pateikiamos nesąmoningos medžiagos analizė ir susiejimas su vaikystės išgyvenimais bei perkelimu, siekiant padėti pacientui atsikratyti išstūmimo, įsisąmoninti savo simptomus ir jų kilmę, atsikratyti jų ir pakeisti reagavimo į aplinką būdus. Čia dar naudojama kita tokia sąvoka konstrukcija, tai žymiai toks platesnis veiksmas, tarsi irgi interpretacija, tai platesnė. Ir apima ne vieną, kurią paciento asociacija, sapną ar gyvenimo įvykį, bet leidžia sujungti net keletą anksčiau pateiktų interpretacijų, kurių objektas paciento dabarties ir tolimos praeities išgyvenimai. Tikslas sukurti visiškai naują vidinę realybę. Ir Freudas iš principo vartoja vokišką terminą Deutung, kurio tikslesnis atitikmuo būtų daugiau aiškinimas, o ne interpretacija. Kaip sakiau, kai Britai bandė išversti Freudo veikalus, ten vyko tikrai kai kurie tokie nutolimai nuo to, ką rašė ir pats Freudas. Freudas pacientui dažniausiai ir aiškindavo, o ne interpretuodavo. Ta liudija jo sapnų aiškinimo technikos bei pateikiamų simbolių apibūdinimai. Dažnai neturėjo nieko bendra su paties paciento aiškinimais ir labiau atspindėjo išankstinį tokį Freudo požiūrį. Ir šiuolaikinis požiūris linksta prie teiginio, kad interpretacija yra subjektyvus dalykas. Fliesas pabrėžė, kad interpretuotojas paprastai interpretuoja savo paties mintis apie kitą žmogų. Reinikas palaikė, kad analitikas ar terapeutas interpretuodamas niekuomet negali būti objektyvus. Ir interpretacija įžvalga iš principo skatinti terapijos procedūrą, be kurios neįmanoma įtvirtinti naujos patirties. Iš psichoanalizės terminų žodyno, jeigu mes kalbam apie interpretaciją, tai yra interpretacija terapeuto veikla, kuria verbalizuojama paciento pateiktos medžiagos paslėpta prasmė. Tos pusės interpretacija yra technika, kurios esmė įvardinti ir įprasminti nesąmoningus troškimus, motyvus, gynybas, fantazijas ir kitus psichikos reiškinius. Ir interpretacijos esmė aktyvi terapeuto veikla, sujungianti visą turimą paciento medžiagą ir savo ten. Ir čia terapeutas, analitikas yra kaip detektyvas tyrinėjantis praeitį ir bandantis parodyti, koks tas yra vaizdas. Ir interpretuodamas terapeutas remiasi paciento verbalinėje bei neverbalinėje raiškoje slypinčiomis prasmėmis, naudoja visas apie pacientą turimas savo žinias, kurias papildo savo jausminėmis reakcijomis, intuicija, empatiniu supratimu ir bendru psichologiniu bei klinikiniu išsilavinimu. Dažniausiai interpretacija yra terapeuto iš principo hipotezė, tam tikra konstrukcija apie paciento vidinį pasaulį ir jo ryšį su realybė, kas man siejasi su subjektyvumu. Interpretacija iš kitos pusės tai procesas, tai netaškinis dalykas. Analitiko bandymas suprasti pacientą, kaip jis galvoja, jo motyvus. Interpretacija ne akimirkos veiksmas, bet procesas, kuris gali būti nuolat turtinamas, papildomas ir taisomas.
Ir interpretacijos tikslas tai siekti paciento įžvalgos, kuomet jis suvoks savo paties vidinius konfliktus, iki tol neįsisąmonintus poelgių motyvus, išgyvens savo neleistas emocijas, pradės ieškoti kitokių vidinių konfliktų sprendimo būdų, tai yra vyks perdirbimas. Kaip Freudas sakė, kad interpretacijos tikslas nesąmoningą paversti sąmoningą, bei nesąmoningo elgesio priežasčių ir motyvų parodymus pacientui. Interpretacijos tikslai tokie konkretesni, tai padėti pacientui matyti tai, ko jis iki tol nematė, rasti prasme ten, kur jos atrodė iki tol nebuvo, padėti pacientui pajausti tai, ko jis iki tol negalėjo pajusti, paversti regresiją pažangą, išplėsti jo vidinę psichinę erdvę, sukurti naujus vidinius darbinius modelius. Ir kad iš kitos dar pusės irgi galima šnekėti, kad procesas pajudėtų toliau, kad būtų laisvų asociacijų procesas, kad pašalinti pasipriešinimo kliūtis. Interpretacija yra terapiškai veiksminga, nes jos dėka prieštaravimai seniau glūtėję pasąmonėje gali būti sąmoningo ego įvertinti, integruoti ir paveikti, kas savo ruožtų sąlygoja šių prieštaravimų veikimą ne simptomais, o tikslingo elgesiu bei tada adaptyviais sprendimais. Interpretaciją galima laikyti aukščiausia paciento supratimo forma, nes interpretuojantis psichoterapeutas tampa jo vidinio pasaulio dalimi arba naująją objektinių ryšių reprezentacija. Interpretacija apskritai liudija, kad terapeutas įsiklauso į paciento išsakomus išgyvenimus, girdi ir mato jį bei siekia jį suprasti. Kalbėdami apie interpretacijas, aišku, negalima pamiršti ir terapeuto asmenybės bei jo vidinių impulsų. Interpretuodamas psichoterapeutas ne tik siekia padėti pacientui susikurti kažką naujo, bet kartu ir sukuria tam tikrą iškrovos galimybę savo pačiam. Terapeutas interpretuodamas išveikia taip pat, kaip ir pacientas, ką nors darydamas terapiją ar už jos ribų. Ir tai neišvengiama. Dabar interpretavimo technikos kokios gali būti, čia taip trumpai. Terapeuto hipotezės negali būti visiškai tikslios, todėl jomis naudotis derėtų apdairiai. Interpretacija negali būti pateikiama kaip galutinė ir neabejotina tiesa, o greičiau kaip vienas iš paciento elgesį aiškinančių hipotezių. Išskyrus tuos retus atvejus, kai pacientui dėl neurotiškai sutrikusios pusiausvyros reikia būtent tokių autoritarinių interpretacijų, paprastai interpretacijas verta pateikti tik kaip galimybės tokias, kurią pacientas gali patvirtinti ar atmesti laisvai. Jei tik įmanoma, interpretacijas naudinga pateikti neužbaigtas, kad pacientų liktų galimybė papildyti jas savais žodžiais. Patikiant interpretacijas reikia vengti sudėtingos kalbos, naudoti tik paprastą kasdienę pacientų žinomą ir reikšmingą kalbą. Moksliniai terminai ir įmantrų žodžiai dažnai stokoja gaivališkumo, būdingo paciento potyriams, todėl jų neturėtų būti interpretacinį darbą dirbančio terapeuto žodyne. Tai ne tik kompensuoja interpretacijos niekinamąją prasme tokių dalykų, bet ir sustiprina paciento ir terapeuto santykio realumą bei asmeninį įžvalgos prasme pacientui. Nes interpretacijos tai skauda, nes tai pacientas jaučiasi vis tiek tada, kiek galingas tas terapeutas. Be interpretacijos parinktų žodžių dar didesnę reikšmę turi jų išraiška. Tai, kad kitas žmogus žino ir mato tavyje kažką, ko pats negalėjai pamatyti ir suvokti anksčiau, visada reiškia didesnį ar mažesnį smūgį per savigarbą tam, kas klausosi interpretacijos, tam tikrą pažeminimą paciento. Interpretacijos labai dažnai apima faktus susijusius su gėda ar kalte. Todėl pacientas darosi itin jautrus bet kokiam terapeuto pasitenkinimui, sarkazmui ir kritikai. Jau vien to pakaktų pabrėžti takto svarbą interpretaciniam darbe. Jei pacientas iš terapeuto balso jaučia, kad jo požiūris yra būtent toks, jis negali priimti iš esmės ir teisingos interpretacijos. Kartais, aišku, nepriklausomai nuo terapeuto nuostatos, interpretacijos sužadinta kaltė ar gėda gali būti tokia stipri, jog verta pabrėžti pacientui, kad interpretuotas bruožas ar noras nėra jis visas, o tik vienas iš daugelio jo bruožų ir kad jo asmenybė yra ir visai priešingų dalykų. Visuomet būtina skatinti ir pacientą aktyviai dalyvauti interpretuojant. Paciento pataisos ir jo paties interpretacijos turi būti įtrauktos į interpretavimo procesą, nes niekas negali žinoti, kuri interpretacija yra teisinga ir sukels įžvalgą. Geriausias iš principo savo problemų ekspertas visą laiką bus ir yra pacientas.
Dabar dar svarbus ir interpretacijos dozavimas. Pasąmoninės medžiagos įsisavinimas bei integracija optimaliai vyksta mažomis dozėmis, kiekvieną kartą tik šiek tiek praplečiant sąmonės lauką, kaip tokia bendra taisyklė. Supratimo galimybės viršinčios interpretacijos sukelia pacientui per daug nerimo, kuris savo ruožtu mobilizuoja gynybos mechanizmus ir daro juos rigidiškesnius. Naujos žinios įsisąmoninamos bei perimamos mažais kiekiais po tam tikro paruošimo, kai jos jau atitinka kitą sąmonėje esančią medžiagą. Ir jeigu simptomas suintensyvėjo, tai gali reikšti, kad mes einame neteisingų kelių paciento supratime, arba pacientas tarsi sako mums, neliesk, man per sunku. Svarbu tinkamas interpretavimo ir laiko parinkimas. Visos interpretacijos nukreiptos į pacientą ir tokių intervencijų laiką ir adresą reikia kruopščiai paskaičiuoti. Pernelyg ankstyvos interpretacijos nepasiruošusiam paciento ego paprastai tik sustiprins gynybiškumą ir sąlygoja nebent tokį intelektualinį supratimą. Per ankstyvą interpretaciją ne tik neatneša naudos, bet gali būti ir žalinga, skausminga, kadangi tokia interpretacija nepasiruošusiam pacientui gali atnešti daug skausmo, žalos, skatinti jo gynybas ir blokuoti jo tolimesnį terapinį progresą. Neparuoštos svetimos paciento ego interpretacijos dažniausiai nekelia pacientui noro realiai bendradarbiauti, o priešingai skatina jo pasyvų perkelimą, besilaukiant padrąsinimo ir dar ko nors gero iš terapeuto. Pavėluotos interpretacijos taip pat bus bereikšmės, per vėlos, kadangi nepasako jau nieko naujo apie tai, ką pacientas ir taip jau žino apie save. Baigiantis seansui prieš terapeuto atostogas ar kitas gydymo pertraukas neverta teikti interpretacijų, kurios kaip įmanoma gali mobilizuoti nerimą ir kenkti. Dabar interpretuoti reikia pradėti nuo paviršiaus, nuo to, kas labiausiai matoma, nes pernelyg skubus veržimasis gilyn pacientui gali sukelti nesaugumo jausmą, kuris skatina ne įžvalgą, bet pasipriešinimą, intelektualizaciją ir panašiai. Taigi interpretaciją pradedame nuo paviršiaus, nes jie visada apima jau arti paciento sąmonės esančius dalykus. Tačiau interpretacijos visą laiką gilėja priklausomai nuo to, kaip giliai buvo išstumti tie dalykai, ar didelės paciento ego suvokimo galimybės ir nuo terapeuto interpretavimo lygmens. Labai svarbi yra preinterpretacinė technika, kuri leidžia paruošti analizantą interpretacijai. Dabar interpretuoti reikia pasipriešinimą, perkelimą, dabartinę čia ir dabar situaciją, o tik tada mėginti pasiekti vidinius tos nesąmoningus impulsus, troškimus ar praeities ten ir tada aplinkybės. Ši nuostata iš dalies susijusi su pirmąja taisyklė padedžiančia išvengti dar gilesnio tokio pasipriešinimo. Dabar reakcijos į interpretaciją. Interpretacija yra veiksminga, jeigu ji leidžia pacientui geriau pažinti save ir tokiu būdu sąlygoja vidinius jo asmenybės pakitimus. Tai pasireiškia įvairiais būdais, tiek tiesioginė paciento reakcija, tiek tuo, kas seka vėliau. Pacientų reakcija į teisingas, taiklės ir sąmoningumą didinančias interpretacijas gali būti labai įvairi. Paprastai būna nuostaba, palengvėjimas arba sukilusius jausmus nusakantis posūkiai. Pavyzdžiui, taip ir buvo, nors niekada apie tai nebūčiau pagalvojęs, tik tiek ir te buvo. O aš maniau esant siaubinga, arba taip žinoma, taip ir yra, tiesą sakant, aš pats visada tai žinojau. Ypač įprastas yra vadinamasis patvirtinantis juokas, kurio pacientas reaguoja į veiksmingą interpretaciją, nepaaiškindamas juoko priežasties. Šiuo atveju juokas yra tiesioginė energijos iškrovos forma. Dėl sėkmingos interpretacijos gynyba, kuriai anksčiau ši energija buvo naudojama, darosi nebereikalinga. Dar kiti pacientai iš pradžių išvis nereaguoja į teisingą interpretaciją arba reaguoja tyla, bet vėliau parodo, kad interpretacijos prasmė jiems dabar aiški. Interpretacija paprastai labiau užgauna šių pacientų savimylę negu anksčiau minėtų. Taip pat būna ir tais atvejais, kai pacientas po teisingos interpretacijos sielojasi, kad patys anksčiau nebuvo to pastebėję. Tiesiog emocingai atmetama interpretacija paprastai irgi esti teisinga, bet pacientas dėl vienokios ar kitokios priežastys negali to pripažinti. Kita vertus, tiesioginis interpretacijos teisingumo patvirtinimas ne visada yra patikimas ženklais,
kad ji iš tikrųjų yra veiksminga ir teisinga. Pacientas gali grinai intelektualiai suvokti interpretaciją arba sutikti su ja tik iš noro pamaloninti ar suklaidinti terapeutą arba iš baimės. Paciento elgesio pakitimai atsirandantis po interpretacijos labiau įrodo jos teisingumą. Toks interpretacijos veiksmingumo patvirtinantis pokytis paprastai būna padidėjusi paciento raiška ir užmirštų prisiminimų grįžimas. Antra vertus, iš tolimesnių seansų būna aišku, kad po interpretacijos pakito paciento elgesys bei simptomai, o tai byloja apie padidėjusį sąmoningumą ir už terapijos ribų. Taigi, o dabar tada jau prieisim šiek tiek prie kito tokio dalyko, tai yra programoje įrašyta talpinimas, talpa, bet aš manau, kad jums geriau žinoma žodis konteineris, konteininimas. Tai yra Vilfredo Bijono sukurta koncepcija, tai gana abstrakti koncepcija. Nemaišykim su Winnicotto sukurtų laikymų, holdinimu. Konteinerio konteininamojo modelis kyla iš kūdikio ir motinos santykio. Ši koncepcija yra gana universali ir kartu labai svarbi psichinės raidos dalis. Ji paaiškina, kaip motina priima, atlaiko kūdikio nepageidaujamas ir arba užtvindinančias projekcijas, apdoroja jas ir tada ši patirtis grąžinama kūdikiui jau modifikuota malonė forma. Bijonas naudojo šią koncepciją, kad išplėsti arba greičiau, tai yra logiška seka Melanie Klein idėjos apie projekcinę identifikaciją. Šis procesas kartu labai panašus ir į prieraišumo fenomeną. Ir konteininimas, talpinimas įvyksta tada, kai vienas asmuo priima ir supranta kito emocinę komunikaciją, nepaskelbdamas tame, apdoroja tai ir tada iškomunikuoja tą suvokimą ir atpažinimą atgal tam asmeniui ir tai gali atstatyti tos asmens gebėjimą mąstyti. Tai vat, Bijonas pabrėžė, kad konteininimas nėra pasyvi funkcija, jį traukia abu partnerius į aktyvų tarpusavio santykį. Santykis tarp konteinerio ir konteininimo yra dinaminis, abipusiai veikiantis, toks reciprokinis. Konteineris ne visada gali būti geras, jis gali būti visoks ir blogas ir žudantis irgi. Ir Bijono nuomonė, kūdikiai yra užtvindami savo patirties, nes jiems trūksta tos vidinės kontrolės, to konteinerio. Ir motinos konteininanti funkcija padėti kūdikiui išsiugdyti tą savireguliacijos gebėjimą, kaip ir terapeuto, tada pacientui. Toks kūdikis įsisavina, internalizuoja šį iš konteininimo pojūtį ir patiria motinos emocinį prieinamumą. Ir tada galiausiai užsiugdo savo gebėjimą daryti tą patį. Kūdikis projektuoja jausmus, su kuriais pat nesusitvarko į tos pirminius globėjus, kurie tada savo ruoštų atspindi atgal taip, kad jie tampa daug tolerantiškesni kūdikiai. Pastovus verkimo iš baimės, pykčio, alkio ar diskomforto girdėjimo ir sugerimo procesas ir atitinkamas reagavimas apima ankstyvąjį konteininimo patyrimą. Tai rodo, kaip motina tvarkosi su vaiko skausmu, pykčiu ir kitų nepakeliamų jausmų projekcijomis. Ir po to grąžina jas vaikui modifikuotų tokių iš konteininto apdirbtų būdų. Ankstyvasis konteininimo patyrimas kūdikiui leidžia susikurti mąstymo gebėjimą, kad susitvarkyti su patyrimu ir emocijomis pačiam. Kai individualus konteininimo patyrimas yra neadekvatus arba stipriai pažeistas, kognityvinis ir emocinis vystymasis yra pas kūdikį sutrikdomas. Bet reikia atminti, kad neiškonteininti jausmai ir patyrimas yra normalu ir kyla viso gyvenimo metu. Visa tai galioja ne tik mintims, bet ir skausmui, kaltei, nusivylimui. Jie irgi gali būti konteininami. Motinai sąveikaujant su sielvarto apimtu kūdikiu, kūdikio galvoje skausmas, kaltė, nusivylimas tampa tuo, ką galima ištverti. Tai yra kūdikis kenčiantis nuo skausmo, paciento psichiką irgi čia galima įdėti, ieškomas ir randamas motinos krūties analitiko psichikos ir taip nuraminimas. Psichoanalitinėje teorijoje yra dvi iš principo, kaip sakiau, koncepcijos. Pirma, Winnicotto laikymas, holdingas ir Bijono konteininimas, talpinimas, kurios panašiai aprašo tai, kaip motina leidžia vaikui saugiai reikšti emocijas. Bijono konteinerio koncepcija dažnai lyginama su ta Winnicotto idėja apie laikymą ir laikančią tą aplinką. Jas reikia aiškiai atskirti, nes Winnicotto laikymo funkcija nėra sinonimas konteininimo funkcijai. Ir Bijono koncepcija skiriasi nuo Winnicotto idėjų. Konteineris yra vidinė būsena, kai laikymas arba laikanti aplinka yra išorinė arba tokia tranzitinė būsena tarp vidinės ir išorinės būsenų.
Konteineris yra nejausminis, kai laikanti aplinka dažnai yra jausminė. Konteineris kartu su konteininimu yra aktyvus. Ši veikla gali būti integruojanti arba destruktyvi, o laikanti aplinka yra teigiama ir skatinanti augimą. Taigi šis procesas taip pat vyksta ir terapijoje, kai terapeutas veikia kaip konteineris, perimdamas iš paciento mintis, jausmus ir iš naujo reprezentuodamas juos, kad jie būtų suprantamesni ir mažiau potencialiai naikinantys pacientų. Taip padedama pacientui perdirbti savo emocijas su atspindinčiu suaugusiu terapeutu. Taip pacientas išmoksta mąstyti ir suprasti savo emocinį patyrimą ir iškonteininti savo jausmus. Klausimas, aišku, koks konteineris tu esi pacientui ir stengiasi jam būti kitoks, kuris jo nesužlugdys. Tarsi. Analizės principas tai gebėjimas konteininti suteikia pacientui tiek saugumo, kad jis gali nebijoti savo laukinių minčių. Todėl analitiko neturėtų gąsdinti net baisiausios paciento mintys. Jis turi analitiškai sureaguoti į tą pasakymą. Tam reikalinga kantrybė ir saugumas, kas gali būti pasiekta analizėje. Būti kantrus ir ilgai laukti, kol pasirodys tau nežinoma asmenybės dalis. Analizėje, terapijoje turi pacientui leisti laikyti save tuo, ko jis nori. Tai panašu į buvimą tokiam pamuštame, įklimpusiame tanke, kur arba ištrauks, arba galutinai tave pamušus sunaikins. Tame siaube gali išgyventi ir gali atrasti tada naujus klodus savo psichikos. Čia tas taip, bet tarsi tokie kaip ir apie asmenybę, tada čia šnekam, tada klinistai šį fenomeną aprašo kaip as if, kai mokomasi iš kitų patyrimų ir žmogus žino, bet emociškai nieko tokio tarsi nėra. Ir kol pacientas to neišgyvena, tai terapija bus bevertė, niekas nepajudės. Iš kur tai atsiranda? Motina formaliai nieko nereaguojantis tėvas, gerintis, besikabinėjantis prie vaiko. Vaiko gyvenimas be užuojautos, be pykčio, tarsi taip ir turėjo būti. Viskas priimama kaip suprantama, bet jei tai ir baisus dalykai, net jeigu tai ir baisus dalykai, bet pacientui nėra jokio emocinio turinio. Tarsi pacientas sako, na ir ką, kad numirė. Visiškas toks emocinis tamsumas, jausmas iš analitiko, kad pacientas galėtų jausti meilę ar neapykantą, bet tai tarsi neįmanomas reiškinys. Pas tokį pacientą yra tapatybės problemos. Kai mes tapatinamės vaikystėje su daiktais, kurie mums išnyko ir kuriuos bandome susigrąžinti. Svarbu, kad tai būtų daiktas duodamas su meilė, ne šiaip savo tarsi maistas. Toks žmogus nėra internalizavęs meilės ir neapykantos komponento. Toks žmogus gali ir toliau gyventi, bet jis buvo patyręs didžiulę emocinę deprivaciją nuo vaikystės. Dėl to pasitas ir yra, jis sako, taip, tarsi taip, bet paskui įveda tarsi prieštaravimą, bet. Tai ir dabar dar keli dalykai, šiaip tik klasikinėje analizėje ir analitinėje terapijoje intervencijos iš principo, žinokit, nėra gerai, net ir labai teisingos, nes jos pertraukia laisvas asociacijas. Dėl to iš principo to turi būti vengiama kaip įmanoma. Ir čia vis tiek reikėtų apie tokį kontinuumą kalbėti tarp atskleidžiamųjų technikų, kas yra interpretacija, konfrontacija, klausimai, klarifikacija ir tų visų palaikomųjų technikų, psichologinių technikų. Tai va, ir kuo mes arčiau psichoanalizės bei psichoanalitinės terapijos, tuo labiau šitie metodai yra dažniau naudojami. Ir kiekvieno paciento psichoterapijos, psichoanalizės procesas yra, kartu reikia atminti, kad unikalus ir dinamiškas. Atskirais terapijos etapais psichoterapeuto ar psichoanalitiko naudojamos technikos gali būti arčiau vienos ar kitos spektro pusės. Ir čia dar vienas tokia schema, kad palaikomųjų ir įžvalgą skatinančių procedūrų tarsi eiga. Šiandien nebesistengiama išskirti kažkokių specialių palaikomųjų procedūrų ir konkrečių įžvalgą skatinančių procedūrų, nes jos kartais gali būti tiesiog vieno nuoseklaus proceso grandinė. Tai va, iš pradžių eina parama, empatija, padrąsinimas, išplėtojimas, tada jau klarifikacija, tada konfrontacija ir viskas gali užsibaigti interpretacija ir konstruktų tuo bendrai tokiu pateikimu pacientui. Tai va, tai tiek. Tai bandom sustoti.